Aurimai, vėl į salą skrendi. Labas rytas. Mažąją Japoniją. Aplankysi mažąjį Tokiją. Tai keliaujam į oro uostą. Na ir po to parodysim, kur mes randamės. A few moments later. Auri, kur lagaminas? Atėmė lagaminą. Bet turinio netėmė. Jo, pasižiūrėsim Angliją, kad mes ten gerą turim. Nu ką, atvykom. Aurimas naviguoja, kur čia važiuot. Ir bandysim ieškoti mums tinkamą autobusą ir važiuosim. Tai bus update. Va, pažiūrėjau. Žu. Minutes later. Nu, Aurimai, papasako, ką mes čia turim. Damaž. Tai va, reikia sutvarkyti šitą damaž ir va, pasivažinėti. Tai va, kol kas Aurimas apsižiūri. Galit ir jūs užmest akį. Čia truputį dar biškį pagedę. Atsipaliuros. O, toks. Va, mūsų krovinys. AC veiks? Ne, atrodo neveiks. O ne, čia biškį. Nu ką, čiumpam jautį už ragų. Trepti. Galima varyti ir tikėkis, kad užteks. Bet man ant dviejų varžtų tada reikia reguliuoti, nes jeigu vieną reguliuosiu, tai bus tau-in. Labai sunku pasakyti, kur smūgė. Pažiūrėk, ar sukrutęs tas varžtas ar ne nusmūgė. Jeigu nesukrutęs, tai gali būti, kad tik tas ir buvo. Nu nepanašu, kad sukrutęs. Jeigu nesukrutęs, varyk iš šito ir tikėkis, kad, iš akies užtenka, jeigu ta prasme matysi ratas. Bet, turime į kamberį padaryti, ne? Padūrų kamberį. Bet negausis, kad tau-in gal, Ne, tai... A few moments later. Ja. Žmonas apsidžiaugs. Į kelionės išvaro alaus pagerto, mes vėl pasportuojame. Jau beveik. One eternity later.
Gal man nupjauk jau? Nu, čia jau gali nupjauti. Later. Kaip einas man papasakok. Nu, jau poliruojam, kaip ir žinėjom, atsipoliruos, tai poliruojam. Blizga jau? Iššofa, tai. Ratai uždėti, priekis suvestas daugiau mažiau. Viskas, bandysim lėkti. Praėjo keletas valandų ir sutaisėm. Perdažėm per. Ne, čia turim tokią Time Attack žvėrį. F20C turbo. Jace Racing body kitas. Lengvutė. Automatinė dėžė. Galite pamatyti. Na, bet jeigu galvojat, kad šita mašinėlė smagi, tai aš to jums parodysiu. Turime be abejo NSX, anglies pluoštas, viską. Tikras japonas. Ir daug gražių žaisliukų yra ant jo. Difuzorius. Ir gerai atsimenu GTR difuzorius. Turime šitą žvėrį. Nu, šitą mašiną yra kažkas tokio. Karbonas, kas tam badikitas, kairė vairė. Visur anglies pluoštas, atkreipkite dėmesį visur. Šį čia yra labai gražu. Gaila dabar pastatyta, neišvažiuosim. Atmosferinis, aš bijau pameluoti, bet čia yra apie... Man stuboklis. Ir šitą, ir dabar grįžau prie 3 litrų, bet čia irgi todas moteris. Wow. Tai kiek čia, maždaug 400? Šitas 400, tas buvo netoli 500. Bet tas motoras, žinai, važiuoja su turbo, važiuoja su šituo motoru ir sakai, nu trūksta biški, žinai. O tas, tu važiuoji su tą mašiną, sakai, ne, šitą arklių tikrai nereikia. Turime va Skyline diffą, storus pusušius, automatinį greičių dėžį, spliterius visokius. Nice, labai gražu. Ir aišku mūsų ledas. OM+. Su šypsena. Kur mano akiniai įdomu? Ne bagažinė. Nu, pogreičiai surinko mašiną. Aurimas kaip RHD specialistas vairuoja. Mekano nesu važinėjęs. Tu važiuok arčiau centro. Roberta man irgi taip sakydavo. Nelabai matos, bet ten Evo 6 piktas iš galo. Gal tai mini. Nu, išvarėm į magistralę Aurimą, delnai šilti. Labai. Bet viskas gerai. Šlagbaumą nenulaužė. Viskas gerai. Tai dabar varom, žodžiu, 7 galima mylių per valandą, tai čia 100, nežinau, 103. Ne, 110 gal. Žodžiu, greit. Mums neįprasta.
Laukiam kelto. Mašiniukas, kaip matot, ledinis, atlaikė kelionę iki čia. Be jokių problemų šiaip, kur irgi labai nedaug valgo. Tai dabar ką, laukiam kada mūsų leis ir lėksim į Lietuvėlę. Nu ką, Le France. Nu mes savo Rimuku, kadangi labai skubėjom, tai niekur į degalinę neužvažiavom, tiesiog važiavom su tie, kiek buvo. Tai jeigu atkreipsi dėmesį, pripilėm 5 beveik litrus, tai reiškia, liko kažkur 100 ml boke. Nu gal truputį daugiau, bet faktiškai ant tuščio atvažiavom. Minutinė pertraukėlė, sustojom Olandijai, o tik įvažiavom pro sieną, biškį atsikvėpti. O, mašiniukas laikas puikiai. To perikūras, atsitupimai, prasivaikščiojimas ir judam toliau. Aurimai, kaip ten sako, kas nerizikuoja, negeria nealkoholinio šampano. Turbūt taip. Tai kas nutiko, papasakok? Žodžiu, nežinom ar pusašiai ar difas, bet kažkas stipriai lokinas važiuojant. Tai dabar važiuojam taip. Atradau metodiką, kada nesilokina. Tai reikia gan stipriai akceleruoti ir įdėti ant bėgą. Ir viskas. Taip nesilokina ir atrodo viskas gerai. Tai mums liko 1200 km. Bandom važiuoti 1200 km, stipriai akceleruodami ir atleisdami gazą. Taip, tai yra brangu kuro prasme, bet tai yra vis tiek pigiau negu mums sunėrim dabar iš Balažino kur ieškoti kaip grįžti ir po to kralą užsakinėti. Tai va, akceleruojam namo. Kad jeigu būtų vairą laikyti. Nu geras šnycelis. Nu kas skanaus ir jums. Džiaugsmai Vokietijoje kamštelis. Tai mes irgi jį apvažiuojam, nes mūsiškė dalis magistraliai. Ką. Bad boys, what we gonna do?
kokių 8 km, gal net mažiau Lietuva. Kažkas tokio. Tai Aurimas matyt mintinai moka jau spausti. Kaip to Aurimai darai? Paspaudi gazą, stabdį? Ne, spaudžiu gazą, staigiai ir atleidžiu staigiai. Ir viskas. Paistą padarė kokį, nežinau, matyt 10 000 kartų. Atrodo, variklis jau priprato ir pats tai daro. Tai lekiam ir matyt susitiksim ryte ir tada gal jau iš lauko pradėsim tą mašiną detaliau. Tai keliamės į rytą. Nu ką, Aurimai, grįžom, pasivažinėjom. Grįžom į Kauną dar ne. Bet jau tikslo pasiekti, tai kaip nesekės vairuoti su to Niku. Savo gyvenime nieko panašaus nesu vairavęs. Dar liko pavairuoti, bet šiaip tai va, man atrodo jau įprato prie to manęs. Aš dabar šiek tiek pavažiavau pats irgi. Lemba žiauriai keista, kiekvieną posakį reikia sankabą išspausti. Jo, jeigu sankabos neišspaudi, prasisuka diferencialų vidų ir galios į ratus neperduodi. Tai prasme, realiai jeigu paimčiau čia aikštelį ir atsukčiau 2 ratus, tai nebevažiuotų, 100%. Tai jo, parvažiavom nuo tokio gedimo kiek kilometrų? 1000 kažkas. 1000 kilometrų. Tai va taip įmanoma taupiai važiuoti, taupiai difui važiuoti. Gražu, Aurimai, tu net džempą priderinęs, žinai, Nürburgring. Nürburgring neužsuko. Tai kelionę užskaitom, esam žiauriai pavargę, dabar miegosim 2 paras. Nu, reiks išmiegoti, jo. 2 paras važiavom. Nemiegojom, nu iš viso miegojom, aš nežinau kiek, nu 2 valandas, gal 3, daug dievė. Panašiai, pakaipom taip pamiegojom. Tai buvo labai sunku, tikrai super sunku. Tai kada kartosim? Niekada, jau niekada taip nedarysiu. Gerai, iki susitikimo kitoj laidoj. Gal ką nors įdomesnio veiksim, nei keliausim, naudingesnė.